Šiandien savo gyvenimo neįsivaizduojame be vaizdo įrašų. Nufilmuoti, kas vyksta aplink, gali bet kuris, turintis išmanųjį telefoną. Tačiau ar žinojote, koks kino įrašas pirmą kartą susuktas Lietuvoje? Kino istorija Lietuvoje prasidėjo 1917 metais, kai vyko pirmasis pasaulinis karas. Lietuva buvo okupuota vokiečių. Į Vilnių Liepos 29 dieną atvyko Vokietijos kaizeris Vilhelmas II. Atvykęs traukiniu, stotyje buvo iškilmingai sutiktas. Ta proga buvo pakviestas ir kino operatorius, kuris turėjo įamžinti šias akimirkas. Šie 12 sekundžių trukmės kadrai yra seniausias žinomas kino įrašas padarytas Lietuvoje. Nusprendžiau išrinkti ir jums pademonstruoti su Lietuva susijusius įdomiausius senus vaizdo įrašus, kurie gali jūs sudominti ir nustebinti. Šie išlikę kadrai iš 1923 metų, kai Lietuva susigrąžino Klaipėdos kraštą. Begarsis dokumentinis filmas buvo pavadintas Klaipėdos atvadavimas. O šiuose kadruose 1927 metais Kaune užfiksuota Lietuvos kariuomenė. O čia Niujorke užfiksuoti Darius ir Girėnas prieš savo lemtingąjį skrydį per Atlantą. The course is a great circle course composite from New York to London, and there without stopping we're going direct to Kaunas, Lithuania, where we expect to land in about 39.5 hours of cruising. 1933 metais sėkmingai perskridė Atlanto vandenyną. Jie sudužo iki kelionės tikslo Kauno belikus 650 km. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Kuršių nerijoje gyveno virš 200 briedžių. Palyginimui šiuo metu Kuršių nerijos nacionaliniam parke gyvena apie 30 šių stambių žinduolių. 1935 metais Kaunas iš paukščio skrydžio atrodė taip. Kai Lietuvos rinktinė pirmą kartą laimėjo Europos krepšinio pirmenybes, juos pasitiko apie 50 000 žmonių. Išgirskite, kokią kalbą 1939 metais sakė prezidentas Smetona per Europos krepšinio čempionatą Kaune. Man yra malonu pasveikinti šio kilnaus žaidimo rengėjus, šeimininkus ir prašaliečius. Ypatingai malonu šiems pasakyti. Sveiki atvykę, mielieji užsienio svečiai. Laimingai viešėkite pas mus, kaip pas savi namie. Tai visus kraštus kamuoja nerimas. Kai visur žmonės suirzę ir susirūpinę gyvena, tai laus sporto dienos virstų poilsiu, nuteikimus gerai ir draugiškai ir duodu mums estetinio pasigėrėjimo. O čia tarpukariu užfiksuotas Kryžių kalnas, kurį okupacijos metais bandė sunaikinti sovietų valdžia.
Ar žinojote, kad prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje buvo susuktas garsinis marionečių filmas pavadinimu Storulio sapnas? Pagrindinis animacinio filmo veikėjas Storulis sapnuoja savo svajonių merginą, kurią stengiasi pavilioti iš jos vaikino. Kai kurios filme matomos lėlės atrodo gan šiurpokai, kai kuriuose vietose šiurpiai skamba ir garso takelis. Visgi šis filmas sulaukė didelės sėkmės. Stasio Ušinsko filmas buvo pristatytas ir tarptautiniai auditorijai. 1939 metais parodytas Niujorke sulaukė didelio susidomėjimo. Šį vaizdo įrašą Britai pavadino Vilniaus išvadavimu. 1944 metai į miestą veržėsi rusų pėstininkai ir tankai. Matomi du gatvėje žuvę vokiečių kariai, taip pat degantis pastatai. Vokiečių belaisviai žygiuoja Vilniaus gatvėmis. Merginos mojuoja praeinantiems sovietų kariams. Šį trumpametražį filmą sukūrė Amerikos lietuviai. Vienas iš filmo autorių pasakoja, kodėl tiek daug lietuvių paliko okupuotą Lietuvą. Taip pat jis prisimena sovietinį terorą, komentuoja lietuvių žudynės Pravieniškėse, Rainiuose ir kitose Lietuvos vietose. Matomos nužudytų ir nukankintų žmonių nuotraukos gali tikrai sukrėsti. Daugeliui dar neaišku yra, kodėl mes bėgome ir kodėl niekas negrįžta. Mielas brolau Amerikos lietuviai, jie nebėgo bijodami pakelti prieš savo kraštą atsakomybės. Jie bėgo ar negrįžta, kadangi jų patirti 1941 metų pavasarį bolševikiniai žiaurumai, teroras ir masinis trėmimas į Sibirą buvo baisesni už fronto ugnį ar bombardavimų mirtiną pavojų. Juk tūkstančiai išvežtų ir pabėgusiųjų jau ilsisi karo audros palaidotų Vokietijoje po Velėną. Jei būtų buvę kur bėgti, kai bolševikai antrų kartų atėjo, būtų išbėgę visi lietuviai. Bet vežimas ir bėgimas Vokietijon buvo sutikimas taip pat būti pasmerktam mirčiai ar badui. Prašau sekti tik nuotrupas tų visų žiaurumų, kurios bolševikai vykdė 1941 metais, birželio mėnesį pasitraukdami iš Lietuvos. O po to gal pasidarys aiškiau, kodėl mes bėgome ir kas laukia tų, jei kas nors grįžtų.